Investuotojas. Tai asmuo ar organizacija, kuri sąmoningai investuoja kapitalą siekiant ateityje gauti gražą. Tačiau investuotojo vaidmuo neapsiriboja vien pinigų skirimu. Tai sprendimų priėmėjas, analitikas ir strategas viename. Investuotojo tikslas ne tik uždirbti, bet ir minimizuoti riziką. Investuotojai gali būti labai skirtingi, nuo konservatyvių, siekiančių stabilios ir saugios grąžos, iki agresyvių, pasirengusių prisimti didesnę riziką dėl maksimalaus pelno potencialo. Jų pasirinkimai priklauso nuo žinių, finansinių tikslų, investavimo laikotarpio ir toleruojamos rizikos. Vieni renkasi akcijas, kiti obligacijas, nekilnojamąjį turtą ar alternatyves investicijas. Svarbi investuotojo savybė – gebėjimas mąstyti ilgalaikėje perspektyvoje. Emocijų valdymas, disciplina ir nuoseklumas dažnai lemia daugiau nei trumpalaikės rinkos prognozės. Taip pat itin svarbus informacijos vertinimas, gebėjimas atsirinkti patikimus šaltinius ir suprasti ekonominius signalus, rinkos stadiją. Investuotojai atlieka svarbų vaidmenį ekonomikoje, nes jų sprendimai padeda finansuoti verslus, skatinti inovacijas ir kurti darbo vietas. Todėl investuotojas yra ne tik kapitalo turėtojas, bet ir aktyvus ekonomikos dalyvis, kurio sėkmę lemia žinios, intelektas, strategija ir gebėjimas valdyti riziką.